Sensacija, dvigubas įvartis! Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį. Baltikum, nes mums 25. Trečiadienio birželio 18 dienos laidoje Kampų kaimo bendruomenė pristatė vietos veiklos grupės projekto lėšomis įkurtą sporto ir poilsio zoną. Tarptautinio bibliotekininkų dviračio žygio Baltiksta 2014 dalyviai bendravo su kėdainiečiais. Futbolo klubas Nevėžis minimalių rezultatų 1-0 įveikė Utenos komandą. Kampų kaimo bendruomenė vietos veiklos grupės projekto lėšomis vietoj laukuose tyvuliuojančios pelkės įkūrė modernę sporto ir poilsio zoną, kurioje yra dengta scena ir namukas susiejimams, o vaikams ir jaunimui sporto aikštynas bei sūpuoklės. Tiesiog anksčiau čia buvo pelkė ir net mes, kadangi neturim nei bendruomenės namų, nieko neturėjom tokios vietos, kur rinktis. Tai atlikus apklausą, pasitarus su visų kaimų, su visa bendruomenė, tiesiog nutarėm, kad mums reikia tokio dalyko, vietos, kur galėtume susirinkti, švęsti savo šventes, jau tradicinėmis tapusias užgavėnės ir Jokimo šventę. Tai parašėm tiesiog projektą, gavom finansavimą ir šiandien džiaugiamės pasiektų rezultatų. Projektas pavadinimu sporto aikštelės ir poilsio zonos įrengimas Kampų kaime. Tai buvo skirta 144 tūkstančiai, plus 10% prisidėjo Kėdainių rajono savivaldybė, tai būtų 14 tūkstančių. Ir be abejo esam labai dėkingi Kėdainių rajono savivaldybei, kadangi iškilus reikalui šitoj vietoj buvo skirta 16 tūkstančių melioracijai atlikti. Tiesiog šiuo metu, kaip matote, turime jau vasaros estradą, pavėsinę, krepšinio aikštyną, futbolo vartus, supynės vaikams. Tai čia tikrai galės labai įvairiai tas visokias varžybas žaisti, tiek krepšinį, tiek futbolą, tiesiog netgi ir lauko vaikams žaidimai, visokios estafetės, be abejo, tarkim, seminarus pasikviesti įvairius, advento vakaronės, šventės, kaip minėjau, užgavėnės, Jokimas. Galbūt netgi ir naujosius metus pradėsime visi kartu švęsti prie bendro laužo. Šitą aikštelę, kad čia pastatyti, čia yra labai puiku, nes manau, kad čia visas kaimas susirenka, dar gretimuose kaimuose susirenka. Čia puiku, iš tikrųjų, pramogauti, iš tikrųjų, per vasarą laiko, čia puiku. Tiesiog sportas sveikata kaip ir galima sportuoti visą laiką čia, aišku. Ir pasikvies draugų dažniausiai. Galima į krepšinį, galima ir šiaip ką nors žaisti, čia turim ir futbolo aikštelę. Viską, tiesiog viską. O seniau būdavo, kur susirinkti? Šiaip tai būdavo, bet čia iš tikrųjų, kaip būdavo viduriai gatvę sustoji su mašinom arba taip sustoji ratuku ir stovi. Ir neturi kur dėtis, lietus ar kas, o čia tiesiog aikštelė puiku, pavėsinė, viskas yra. Smagu tiesiog. Šventės metu svečiai buvo vaišinami tradicinę kaimo žuvienę, jaunimas varžėsi krepšinio rungtynėse, o vyresnieji klausėsi kanklių muzikos ir gyvo garso koncerto, kurį atliko Onutė ir Jonas Šveikai. Vietos veiklos grupės valdybos narys Saulius Grinkevičius džiaugiasi, kad kiekviena bendruomenė rūpinasi savo kaimo poreikiais. Aš jau seniai draugauju, sakysim, su kampų žmonėm ir su Aušra, kaip tik Vaidutienė, mes jau seniai pažįstam ir aš pamenu tą kampą prieš kokius dar 6-7 metus, tai čia tokia bala pelkė buvo tikrai ir Aušras vis sakydavo, kaip būtų gražu ir smagu, kad čia atsirastų kažkoks kaimui šitam traukos toks kaip centras. Ir matot, netiek daug metų prabėgo ir tikrai aš atvažiavau, jau porą metų buvau nebuvęs ir tikrai nustebau, kaip už tokią nedidelę sumą, kažkur tai 130 tūkstančių litų, kampiečiai sugebėjo pastatyti ir estradą, ir pavėsinę, ir aikštelę, ir vaikams supynės, ir ten tą žaidimo aikštelę, aplinką sutvarkė, tai atvirai sakant, čia matyt, tas tikras ūkiškas požiūris, kada žmonės daro savo, o ne kažkam tai, ir supranta, kad kiekvieną litą protingai įdėjus galima gauti gerą rezultatą, tai čia tikrai yra turbūt pavyzdys visom Kėdainių bendruomenėm, kaimo bendruomenėm, kurios vykdo tos projektus iš ES, reiškia, lėšų, kad, ūkiškai ir kaip savo darant galima ir nelabai dideliais pinigais padaryti tikrai gerą daiktą gal taip.
Tarptautinio bibliotekininkų dviračių žygio Baltic Sta 2014 dalyviai užsukę į Kėdainius bendravo su kolegomis ir jaunimu, pasakojo kelionės metu patirtus įspūdžius, dalyvavo diskusijose ir džiaugiasi, kad šis projektas yra įdomus netradicinis būdas dalintis įgytą darbo patirtimi bei pasisemti žinių. Žygė dalyvauju antrą kartą, tik tai šis žygis jau turbūt 3 kartus ilgesnis negu buvo pirmasis. Pirmasis buvo nuo Klaipėdos iki Nidos. Tai išeina apie 50 km. Tuo tarpu šį kartą mes per dieną vidutiniškai 50 km nuvažiuojam. Ši diena ilgiausia atkarpa buvo, išėjo 80 km. Jeigu ne vėjas, nedidelės įkalnės, tai jokio nuovargio bent jau man asmeniškai. Tikrai geriausi įspūdžiai. Susitikdami visuose kaimuose, ką pasakojat kolegų? Tiesiog dalinamės įspūdžiais ir stengiamės, kadangi šio žygio viena iš temų yra mitai ir stereotipai, ir tiesiog bandom ieškoti tų mitų ir juos griauti ir kaip juos galima griauti. Na ir pagrindinė tema iš tikrųjų, taip ir mes to ir dalinamės. Žygio organizatorė Alma Masevičienė pasakojo, kad į šiandien Kaune vykstančią konferenciją susirinks net 4 šalių komandos, o lietuvaičių penketukui teko nuo Plungės per Varnius, Kelmę, Tytuvėnus, Šiluvą, Raseinius, Ariogalą atriedėti į Kėdainius. Yra 4 viso komandos, Latviai važiuoja iš Preilį miesto į Kauną, Baltarusiai važiuoja iš Minsko į Kauną, Rusai iš Kaliningrado į Kauną. Mes važiavom iš Plungės irgi į Kauną. O visa idėja iš tikrųjų yra suomių nuosavybė, nes patys pirmieji pradėjo Suomiai važiuoti ir organizuoti panašius projektus. Jie irgi daro tarptautinius didelius projektus, Cycling for Libraries. Ir tiesiog aš pati asmeniškai dalyvavau 2 ir tikrai užsidegiau tą idėją ir man labai patiko. Tiek kelionės būdas, tiek bendravimas su kolegom toks neformalus. Ir tikrai mes praeitais metais sėdėdami paskutinėme žygyje Briuselyje, tiesiog su kolegom nusprendėm, kad reikia mums ir vietoj padaryti. Tai čia toks vaikas didžiojo projekto ir mes labai džiaugiamės, kad jį turim ir galim įgyvendinti čia Lietuvoje. Tikslas yra propaguoti bibliotekas, parodyti, kad bibliotekininkai ne tik tie, kurie sėdi užsidarę savo bibliotekose ir knygas išduoda ir paima, bet jie yra taip pat labai kūrybiški. Sugeba tikrai ir šioje kelionėje mes tikrai pamatėm puikiausią pavyzdį Raseinių rajone, mažytė bibliotekėlė, bet tikrai bibliotekininkės tikrai dėka jinai suburia savo charizmą, savo kūrybiškumą, visą bendruomenę aplink save. Ir iš tikrųjų tokie pavyzdžiai labai motyvuoja tiek mus, tiek paskui pasakojant kolegoms, kad iš tikrųjų nereikia skųstis ir kad čia tų pinigėlių trūksta ir taip toliau. Taip jų trūksta, bet galima tikrai iš to, ką mes turim, padaryti labai daug. Tai toks tikslas ir yra, kad atstovauti bibliotekas tą gerąją prasme, kad tiesiog parodyti, kad bibliotekininkai yra kūrybiški, kad jie tokie truputėlį žodžiu judėjime ir visą laiką priekyje. Kėdainių Nevėžio futbolininkai Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos atkeltas 11-ojo turo rungtynes skyrė dvikovai su Utenos komanda. Vienintelį įvartį 17 minutę baudinį iš 11 metrų atstumo sėkmingai realizavo Nevėžio žaidėjas Marius Bezirkornovas. O vėlesnės pastangos tiek kėdainiečiams, tiek svečiams nedavė jokių rezultatų, nors progų pasižymėti turėjo ir vieni, ir kiti. Po nesėkmės Tauragėje reikėjo reabilituotis, žiūrint į turnyrinę lentelę, tai mums kiekvienas taškas yra brangus, norint kovoti dėl aukštesnių vietų. Šiandien tikrai buvo sunkios varžybos, matėt, varžovai gale mus spaudė, bet mes atsilaikėm, aišku, išnaudojom savo progą, turėjom dar, bet svarbiausia viskas gerai, kad gerai baigėsi. Pats kiek laiko Kėdainių komandai, žodžiu, kiek sezonų jau žaidžiat, kaip sekasi? Šiais metais pirmą kartą žaidžiu, šiemet už Kėdainius tik tai žaidžiu. Esu žaidęs seniau, bet šiemet viskas tvarkoja. Jauna komanda, labai malonu žaisti ir padėti savo patirtimi. Taip, kad toliau būtų, tai bus viskas gerai. Šiuo metu kėdainiečiai nuo lyderių Stumbro ir Spyrio komandų atsilieka 1 tašku. Per 11 rungtynių 8 laimėję ir 3 pralaimėję, jie yra surinkę 24 taškus. Anot trenerio Sauliaus Vertelio dvikova su Utena buvo nelengva, tačiau įspūdinga. Mat į Nevėžio gretas įsiliejo net 2 jauni kėdainiečiai žaidėjai. Šiaip tai norėčiau ir komandą pasveikinti su pergalė ir sukovojom neblogai, kadangi ir turėjom, kaip čia pasakyti, trūkumų komandai. 2 vidurio gynėjai, tai imkim nauji. Trakšelis vietinis, o kėdainietis, bet žaisdavo krašte. Tai teko įstatyti į vidurį, nes negalėjo Martynas Juknevičius žaisti.
Tai va, tokia biški bėda turim, bet vaikas susitvarkė, viskas normaliai atlošė, kadangi 0-0, tai ką, negalim nieko sakyti. Taip kad ir puolėjas, mūsų pagrindinis, kur daugiausiai įvarčių primušęs, irgi traumą gavo. Tai Atmanavičius, reiškia, tokia traumą gavo ir išleidom jauno kėdainietį Mikuckį. Vaikas irgi išėjo, sulušė, galvojau, kaip čia bus, bet kai sekasi, tai sekasi. Bet vyrai stengiasi, nepalyginamai rungtynės, kaip žaidėm Tauragėj. Nebuvo tokio kažkokio noro. Šiandien labai gerai sužaidė. Kaip sakant, Udena gera komanda, bet kažką nesilipdė jiems priekį. Mes pasirinkom taktiką nuo gynimo ir ant kontratakų sužais. Taip ir gavosi. Įmušėm tą įvartį ir laikėm rezultatą. Telekomunikacijų bendrovė Baltikum šiemet švenčia savo 25-ąjį gimtadienį. Pirmasis mūsų istorijos puslapis buvo rašomas 1989 rugpjūčio 4-ąją. Vieno Debreceno gatvės namo viename kambarėlyje. Viskas prasidėjo mažame bendrabučio tipo kambarėlyje. Ant stogo buvo sumontuota palydovinė antena ir iš jos pasklido daugybė nematytų, neregėtų, negirdėtų muzikos, sportų ir visokiausių kitokių televizijos kanalų. Gera idėja žaibiškai išvystė smarkų pagreitį ir netrukus jau pati Baltikum ėmė rašyti telekomunikacijų istoriją. Mes pirmieji Lietuvoje pradėjome teikti kabelinės televizijos paslaugas. Mes pirmieji Lietuvoje sukūrėme pirmąjį komercinį televizijos kanalą Baltikum televiziją. Mes pirmieji Lietuvoje pradėjome teikti skaitmeninės televizijos paslaugas. Ir mes, vieni pirmųjų Lietuvoje, pradėjome teikti interneto paslaugas kabelinės televizijos tinklais. Baltikum kabelinė televizija buvo pirmoji Lietuvoje, kurie pradėjo statyti ir eksploatuoti optinius tinklus, kurių pagrindas sudaro optinės skaidulas, stiklo pluoštas, per kurį keliauja šviesa. Reikėjo pastoviai tobulėti, duomenų perdavime įvyko daug pasikeitimų ir jau ne viena karta įrangos, technologijų jau nukeliavo į praeitį. Baltikum televizija visada buvo žiūrima kaip į pionierius. Tai yra, sakykime, labai daug ir mūsų kolegų iš Latvijos, iš Ukrainos, net iš Rusijos visada žiūrėjo, kaip daro Baltikumas. Dabar sunku patikėti, kad kadaise Baltikum turėjo vos 1000 abonentų, o kanalus buvo galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Baltikum turi apie 100 000 taip vadinamų prijungtų būtų, o tai yra, jeigu pasiėmus vidutinę šeimą, tai apie 300 000 Lietuvos gyventojų ar žmonių gali matyti Baltikum televiziją arba, sakykime, turėti Baltikum televizijos paslaugas. Kadaise džiaugiamės galėdami pristatyti vos kelių televizijos programų paketą. Dabar didžiuojamės daugiau nei 150 skaitmeninės televizijos programų rinkinių. Žiūrovų pageidavimų sukūrėme naujas galimybės rinktis televizijos programas pagal savo skonį ir pomėgius. Jūsų patogumui esame parengę net 15 teminių skaitmeninės televizijos programų paketų. Nuolatos vyksta įvairiausios akcijos ir įdomiausi konkursai. Pristatome ypatingą gimtadienio porą. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį visą sutarties terminą. O antivirusinę programą gimtadienio proga gausite dovanų. Baltikum, nes mums 25. Ketvirtadienio rinkos aikštėje skaitykite Smūgis parko įkūrėjui. Pirmojo puslapio publikacija, kurią perskaitę sužinosite, kokia bauda skirta Skinderiškio dendrologinio parko įkūrėjui ir buvusiam prižiūrėtojui. Taip pat skaitykite, kad Kėdainių laisvoji ekonominė zona veda dėrybas su 6-7 investuotojais. ES paramą maisto produktais dalina nebe Caritas organizacija. Kitą savaitę prasidės išankstinis referendumas dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Sužinokite apie jau numatytą Europos paveldo dienų programą. Moksleivių ir studentų galimybės įsidarbinti Kėdainiuose, jau paskirtas pensijas daugiavaikėms motinoms.
Sporto puslapyje naudingos informacijos ras norintieji pradėti bėgioti. Taip pat sužinosite ryškiausius savaitės krašto sportininkų pasiekimus. Žiniose skaitykite apie jau atliekamą žemės ūkio technikos privalomąją apžiūrą. Apie tai, kad krašto mokslo darbuotoja pelnė komunikabiliausio mokslininko 2014 apdovanojimą. Seniūnijos naujienas ir tai, kokiose prevencinėse programuose dalyvauti kviečia savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Sveikatos tema tęsiama kitame puslapyje, kuriame publikacija apie žmogaus papilomos virusą ir galimybės pasiskiepyti. Rinkitės Rinkos aikštę, skaitomiausią laikraštį rajone. Birželio 24-15 val. Kėdainių miesto parke Joninės. Parko pievoje vyks rateliai, žaidimai, dainos kartu su Kėdainių krašto folkloro kolektyvais. Žolynų kiemas, Joninių vainika Pyniau. Parko estradoje Daumantų muzikantų koncertas, Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupės Volungė programa. Jonų ir Janinų pagerbimas. Šventės vedėjos humoro grupės Bobų radijas Janinos iš Surviliškio. Anksti kėlę, vėlai gulę, džiaugsis Joninėse buvę. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.